Sveiki. 2026 metais vis daugiau žmonių susiduria su klausimu, ar dar verta investuoti į saulės elektrinę, kai ESO gaminančio vartotojo sąlygos yra tik 1 kilovatas. Ir čia atsiranda tokia įdomi matematika. Vien tik tai saulės elektrinės dažnai jau nebeužtenka. Tad šiandien pasikalbėkime, kodėl saulės elektrinės ir kaupiklio derinys tampa racionaliausiu sprendimu. O studijoje VESLA įmonės atstovai vadovas Dominykas Katilius, sveiki. Labą dieną. Ir rinkodaros vadovas Vytautas Girčys, sveiki gyvi. Sveiki. Tai jūsų abiejų norisi klausti apie tos šių metų pokyčius. Kasgi keičiasi, kalbant apie gaminantį vartotoją? Tai vis labiau ir labiau susidurėm su ta problema, kai mūsų klientai pradeda domėti saulės elektrinėmis ir mes visą laiką pradedam jiems sakyti, kad pati pradžia turi būti išsimti ESO sąlygas, ESO gaminančių vartotojo sąlygas. Nes tada žinosime, ar yra galimybė tiekti elektrą, atiduoti pasaugoti elektrą, kai bus gaminama su saulės elektrinė ar ne. Na ir paskutiniu metu pastebėjome, jog tiesiog yra labai apkrauti tinklai ir kai anksčiau žmonės 10 kW, pavyzdžiui, gaudavo sąlygas, tai dabar po 1 kW gauna tas sąlygas. Didžiulis skirtumas. Tikrai taip. Taip, būtent. Ir kiek mano žiniom yra pasiekta, kad tiek Klaipėdos visa pilna linija yra užkrauta, tiek Alytaus visa pilna linija yra užkrauta ir ten visiškai galimybės gauti didesnį atidavimą nei 10 kW yra neįmanoma. Didesnį, atsiprašau, nei 1 kW atiduoti neįmanoma. Tai be sąlygos visi gauna 1 kW atidavimas į ESO pasaugojimą. Ir tiek. Tai labai sudėtinga situacija šiuo momentu, bet vis tiek verta. O kaip tas 1 kilovatas praktiškai paveikia namų ūkį? Tai įsivaizduokite, jeigu jūs galėtumėte ar 1 kW tiekti ESO tinklams pasaugoti elektros energiją, turint savo saulės elektrinę, ir kur būtų, pavyzdžiui, 5 arba 10, tai reiškia daugiau galėtumėte atsidėti tos elektros, kai jos labiausiai reikėtų. Bet galima neapsiriboti vien tom. ESO tinklai vis dėlto duoda mums galimybę vartotojams įsirengti kažkokią tai autonominę saulės elektrinę arba kitaip vadinamą hibridinę ir taip tą energiją, pavyzdžiui, kaupti savo baterijoje, kaupiklyje. Ir tada su saulės elektrinė ir kaupikliu baterijoje pasaugoma elektra, į tinklą atiduodama 1 kW energijos, baterija padeda užtikrinti visą laiką atiduoti tą elektrą. Tai galima ir sakyti, kad tikrai saulės elektrinės vien tik tai nebeužtenka. Ne, neužtenka. Tai ir yra apie mūsų naują, kaip sakyti, reklamos kampaniją, nešvaistykit Lietuvos saulės, nes neatiduokit, bet kam atiduokit į energijos kaupimo sistemą, kuri šiai dienai vienareikšmiškai tik tais apsimoka, nes atidavimas 1 kW, tai kaip seniau, kad 10 atiduodi ir susikaupi žiemos periodui, tai nebėra taip. Tai 1 kW plus energijos kaupiklis ir tas ateitis balansavimas, kur tu galėsi netgi pasirinkęs tiekėją, uždirbti, nes kadangi esi įsirengęs kaupimo sistemą. Bet čia dar tolėliau šiek tiek, tai apie tai šiandien daug nelabai noriu išsiplėsti. Bet ateitis kaupiklis vienareikšmiškai. Kaip dar galėtumėte sakyti, ką reiškia tas pasaugojimas praktiškai, tam, kad visi vartotojai suprastų tą iš žmonių kalbą išvertus, ar ne? Galbūt ne visiems teko jau pradėti gaminti saulės energiją, tai įdomu, kaip viskas ten vyksta iš tiesų. Tai pasaugojimas esmė tokia, kad dienos metu, kada tu jos visiškai nenaudoji, atiduodi į ESO tinklą, pasidedi, kaip sakyti, atsargai jo žiemos periodui ar tam vakarui, žiemos periodui, tam sunkesniam laikotarpiu, kada tos saulės nėra. Ir tu visą laiką vakarais gali ją susigrąžinti iš ESO tinklo už 7 centus. Čia yra su visais mokesčiais. Čia tas yra perdavimo mokestis vadinamas. Tai kada tu turi atidavimą į tinklą ir gali tai daryti, žiemos periodu tikrai labai apsimoka, nes tas 7 centai nėra daug, kada moki šiaip 20 ar 24 centus. Čia priklauso kas per vartotojas. Tai su 1 kW ir energijos kaupimo sistema tu gali pasidaryti taip, kad tas 1 kW nueina pastoviai tą saugojimą, dalis ta, kuri
yra tuo momentu generuojama, nueina į energijos kaupiklį ir iš to energijos kaupiklio tu gali naudoti vakare. Na arba tada, kada tau labiausiai jos reikia. Tas 1 kW visą laiką saugiai eina į pasaugojimą. Tai mūsų skaičiavimais yra plius minus preliminariai, taip skaičiuojant, neapgaunant žmonių, kad su 1 kW vis tiek per metus tu susigeneruoji atidavimą ir pasaugojimą apie 3000 kWh įsirengęs 10 kW saulės elektrinė plus 15 kWh energijos kaupimo sistema. Tai turbūt sakytumėte, tai yra ateitis. Taip, vienareikšmiškai. Tas balansavimas, atidavimas, saugojimas ir tik energijos kaupimo sistemose, taip, tai yra ateitis ir manau, kad čia labai labai greitai, nes kaiminėse šalyse jau tai seniai yra. Kaip manote, kodėl mes atsiliekam? Sakot, kaiminėse šalyse jau seniai tai yra, kodėl mes tik dabar apie tai kalbame? Mes gal kaip tik neatsilieka, mes gal kaip tik turim gerus žmonės, kurie supranta energetikos ministeriją visą, ne, ESO generaliniai vadovai ir visa kita, kurie leidžia žmogui ir yra įsipareigoję iki 2030 metų visiems be sąlygos gaminantiems vartotojams tiekti į elektros tinklus savo nesunaudotą energiją, pasisaugojimui tam vadinamam ir paskui atsiėmimui. Tai kada mes pradėjom dirbti prieš 7 metus, tai ta galimybė daug labai žavėjo visus, nes įsivaizduokit, koks ilgas laiko tarpas nuo 19 iki 30-11 metų saugotis. Tai labai daug kas skeptiškai žiūrėjo, sakė vis tiek, bus kitaip, atims iš jūsų ir panašiai, bet tie, kurie yra įsirengę, tie toliau ir saugos iki tam tikro to laiko. Šitie, kurie nauji dabar ateina gaminantis vartotojai, tai tie tos galimybės ir nebeturi savo. Tai va čia tas ir yra skirtumas. Taip, sutinku, ir kitose šalyse dar yra taip, kad jie net neturėjo tokios galimybės pasisaugoti tos elektros energijos. Įsivaizduokite, jūs visą laiką tiesiog parduodate tą elektrą ir perkate už pigiau. Taip, kaip jie nori. Ir taip, teisingai. Ir atsipirkimo laikas saulės elektrinės ar viso komplekto ženkliai pailgėjo. Lietuvoje tikrai turime labai dėkingą situaciją ir kaip ir Dominikas kolega minėjo, kad tikrai ir energetikos ministerija nors ir mažina atidavimo galimybės, bet didina namų kiekiui, didesniam namų kiekiui, kurie gali įsirengti, turėti autonominius namus, ypač kai dabar daug kas ant elektros praktiškai. Visiškai taip. Taip, nes mes turim kaip ir įsipareigojimą iš Europos Sąjungos, kad turim kuo didesnį kiekį ir ūkių daugiau įrengti, negu kad įrenginėjom, nes labai daug kas piknaudžiavo tuo. Vienas, tarkim, gyvenamas rajonas, kuriame yra 10 namų ir yra pastotė ir ten duoda, tarkim, 100 kW, 10 namų, tai visiems po 10, tai būna tokių žmonių reikia, nereikia, jie pasistato 20 arba 30 kW į ateitį, kad aš turėsiu elektromobilį, aš ten pagausėsiu šeimai, ten uošvienė atvažiuos pas manęs, nežinau, pagyventi ar ten vasarai pasaugot vaikų ir daug išnaudos elektros. Tai va tas ir yra, kad tiesiog padarė dabar protingiau ir efektyviau, kaip sakyti, įsisavinti žmonės tuos pinigus, kurie yra skirti iš Europos Sąjungos. Tiesa, bet noriu dar pasakyti, kad ne visi namų ūkiai, kurie pildo tas gauti su sąlygas, gauna 1 kW. Būna, ir sakykime, kartais tai yra toks loterijos, jeigu neseki elektros tinklų prizas, jeigu gauni daugiau tų kilovatų savo namams, bet tiesiog tokia tendencija yra, manau, ji išliks. O kaip investuoti tai vis dar apsimoka. Pakalbėkime apie klaidas, kurias galbūt daro klientai, priimdami sprendimus. Ar išskirtumėte kažkokius svarbiausius akcentus? Čia, manau, smagiausia mūsų tema yra su Vytautu, kur mes labai daug į tai dirbam ir dedam, kad klientai šiuo metu labai akcentuoja tai, kas jiems liks po pačios paramos, kokia pinigų suma, bet ne į tai reikia akcentuotis. Reikia akcentuotis į tai, kad ta elektrinė vis tiek, jinai tau dirbs 10-20 metų, kaip jinai tau tarnaus, ar teisingai yra sumontuota, ar teisingai paruoštas projektas ir visi kiti dalykai. Mes kaip įmonė esam tikrai šiuo metu ir stipriausi, ir didžiausi šitoj rinkoje, tai mes turim tiek ir aptarnavimo skyrių, tiek ir projektų paruošimo skyrių. Tai mes labai daug įdedam į klientą ir į paruošimą viso šito projekto, kad padaryti taip, kad jisai jau negrįžtų su kažkokiom nuoskaudom, kad padaryti taip, padaryti anaip, kad viskas būtų tiesiog draugiška, faina ir labai efektyvu.
Ir informatyvus pirmiausia, nes kartais tos informacijos pritrūksta. Tai labai, jeigu tu pasirinksi labai mažą įmonėlę, kuri tikrai tiesiog tau sumontuos, bet jokio daugiau atgalinio ryšio tau nebeduos. Nei dokumentų surašyme, nei pačiam pridavime. Ir dar paskui ir tam po metų pradės mažiau generuoti ir tu pasidomėsi, ir jie dar yra, žiūri, kad jau nebėra. Ir jie jau kažkokią daro kitą veiklą. Ne? O jūs pastebite iš tiesų, kalbant apie konkurentus, kad tokių atsiranda laikinų? Laikinų. Ateina tų tokių laikinų žaidėjų, kur ateina, išeina, vėl grįžta, vėl ateina. Vat praeiti metai tą parodė, kada paramų labai minimaliai buvo. Ir labai ilgai tempėsi iki pačių metų pavasario ir dar žiema labai daug pakoregavo, tai labai daug mano žinomų mažų žaidėjų tiesiog nebėra jų. Taip, ir dar apie tai, kuo skiriasi tas, ar didesnės įmonės, ar panašiai. Na, konkrečiai kalbant apie mūsų įmonę, kaip ir Dominikas minėjo, turim atskirą projektuotojų komandą Lietuvoje, kurie nešabloniškai paruošia projektus, nes yra kiekvienas projektas individualiai paruošiamas. Tai reiškia, nėra taip, kad turim daug maž tokį stogą, na, ten pagal vėją ar kažkaip pagal saulę. Ir ne, yra specialios programos, su kuriais su dronais paruošiamos nuotraukos, tada speciali komanda parašė montuotojams, kaip reikia sumontuoti, kad tai būtų profesionaliai ir tarnautų kuo ilgiau, nes įranga yra svarbu, mes turim kokybišką laiko patikrintą jau įrangą, bet visas projektų paruošimas ir paskui gyveninamas, tai yra, manau, ne ką svarbiau žmogui, ypač norint, kad kuo greičiau atsipirktų, bet ir kuo dar ilgiau tarnautų ta saulės elektrinė. Na taip, svarbiausia, kad telefono numerio nepasikeičiate. Ne, viskas gerai. Telefono numerį, jeigu nekeltų į pirmą. Labai gerai. Tai, žodžiu, klientas gali pasitikėti jumis, nes jūs nuo A iki Z išpildote, suprantu, ir tikrai atliepiate poreikius individualiai. Bet jeigu dabar kalbėtume dar šiek tiek prie tų praktinių, visų techninių niuansų dalykų, na, čia jau kalbėjome, užsiminėme kaupikliai, plus saulės elektrinė, ar ne? Kada iš tiesų atsiranda logika rinktis šį duetą? Tai logika atsiranda tada, kada tu išeini iš buto į gyvenamą namą ir ten visiškai viskas yra ant elektros. Tai kaitlentė, elektrinė, paskui šilumos siurbliai, kondicionieriai, pakrovimo stotelė automobilio, ne? Nes mes vis tiek visi žvelgiam į tą ateitį. Tu jau nusimatai tai, nes jeigu tu nenusimatysi tai ateityje tau gali kainuoti labai tai brangiai. Ir tu matai palį poreikį, kad gyvenant iš buto, ateinant į namą, tu suvartoji ženkliai daugiau negu kad vartoji bute, nes aš turiu daug tokių iš praktikos žmonių, kur sako, oi, man tikrai nereikės. Po pusmečio man skambina, sako, būk geras, padėk, nes suvartojo apie 5-6 tūkstančius per metus. Tai jau čia, kad ir atrodo nedidelis tas kiekis sunaudojamas per metus, bet vis tiek tau labai stipriai apsimoka. Dar pridėčiau dar tik prie Dominyko, taipogi nauji namai, tai be abejo viskas ant elektros, bet ir modernizuojant seną namą, ar jį kažkokį tai, ne seną, bet šiek tiek vyresnį namą, tai žmonės vis labiau ieško to komforto, ar ne? Tas komfortas, mano manimu, prasideda nuo tiesiog turint visą galimybę sujungti ant elektrinių prietaisų. Vienas iš tų prietaisų gali būti šilumos siurblys, kai nereikia rūpintis kietų kuru, bet reikalauja daug elektros energijos. Na, o elektros energiją galim mes pasirūpinti, nes linkim nešvaistytos saulės ir su saulės elektrinė ir kaupikliu. Tas tandemas tikrai tiesiog duoda žmogui komfortą ir mūsų kartais netgi būna tokia misija, kad žmogus jaustus kaip bute, turint saulės elektrinę, nereikėtų jam rūpintis nieko. Tai va. Kieto kuro, tai tikrai galime atsisakyti. Taip, vienareikšmiškai, nebediskutuotina tema. Visų tikslai tokie patys visoje Europos Sąjungoje, bet jeigu kalbėtume dar apie kaupiklį, kaip jisai galbūt sutiktumėt, gal ne, kad leidžia apeiti tam tikrus tinklo ribojimus, ar tai yra tiesa? Sąlygiškai taip. Bet... Praktikoje vis dėlto, jeigu jūs kalbate, ar yra galimybė atsijungti nuo tinklo su kaupikliu, mes nerekomenduojame iš tiesų. Kaupiklis jis yra, tom pikiniam valandom užtikrinti pagrindinį elektros vartojimą, ypatingai, kai šviečia saulė. Bet ilgesniam laikui, kai ar yra
nežinau, ruduo, žiema, gili žiema, tai tada kaupiklis vis dėlto nepasitarnaus ilgą laiką. Jis padės pačius būtiniausius prietaisus panaudoti, ten, sakykime, ar vartai, ar tai televizorius, ar dar kas nors šildymas minimalus. Arba šaldytuvas. Šaldytuvas. Taip, bet ilgam laikui tai galbūt nesuteiks, bet planuojam dar būt pajungti į sistemą su mūsų partneriais Solax ir generatorius, kas užtikrintų visų metų namams elektros nenutrūkstamą elektros tiekimą. Tai turime tokią techniką išsibandę jau, kad išsekus elektrai iš kaupiklio, tada būtų galima pajungti generatorių, taip užtikrinant, kad nebūtų jokių įtampų svyravimų pačiam name. Esam turėję situacijų, kad kaip per didelės audras dingsta elektra, bet su generatorium visiškai apsisaugia nuo šitų visų dalykų ir generatorius pradžiai pakrauna kaupimo sistemą ir iš kaupimo sistemos tada jau tu apkrauni visus namus. Bet čia irgi tai yra tas, kad turi būti ypač tvarkingai sutvarkyta elektros instaliacija, nes kad vaikščiotų elektra fazėm, kada dingsta elektra, nes jeigu tiesiog visas fazės bus pajungtos ant to pačio, tai ten laiko minučių klausimas, kada viskas įsikraus, jeigu tas kaupiklis įsikraus, jeigu tu viskas sujungs ir televizorių, ir šildymą, ir šaldymą, ir vandens paruošimą, ir dar papildomai kokius kompiuterius vaikai pasijungs ir dar panašiai, tai labai greitai ten viskas dings. Tai reikia dingus elektrai atsakingai sujungti tik tai tam tikrus dalykus, kurie tau tikrai yra mirtinai reikalingi. Tai yra šiluma, tai yra vanduo ir yra šaldytuvas, kad būtų maista. Labai svarbu, ką sakė. Taip. Tikrai. Aha. Dar pridėčiau, kad ateityje bus jau galimybė ir namų vartotojams iš kaupiklį prijungti prie Nord Pool elektros kainų biržos ir pardavinėti elektrą tada, kai jinai brangi, o pirkti tada, kada jį pigi. Tai taip, tas kaupiklis bus toks namų sąlygoms, bet kaip elektros sąskaitų taupimo mašina. Jeigu galite įsivaizduoti, su saulės elektrinė prikaupėt, parduodat, kai jinai brangi, kai yra reikalingiausia, ir tada pirkti, pavyzdžiui, naktį, kai elektros biržų kaina yra mažiausia. Nes kai niekas nevartojo. Čia ir kalbėjau apie tą balansavimą, kad vis tiek visi ateisim link to ir čia visiškai neišvengiam. Bet šiuo momentu dar taip nėra. Bet daugėja vartotojų norinčių būtent šio dueto, šio projekto? Šie metai parodė, kad vienareikšmiškai dvigubėja, net nedaugėja nuo praeitų metų. Tai praeiti metai tokie buvo visiems kojom apšilt, pasižiūrėti, kas čia per daiktas, kas per emocija. O šie metai nuo pat metų pradžios taip stipriai susidomėjimo seniai buvau matęs, tikėtina, gal ir davė antros pakopos pinigai ir mūsų nauja kampanija nešvaistykit saulės, bet jo, ta prasme susidomėjimas ženkliai didesnis ir aš labai to džiaugiuosi, kad žmonės protingai investuoja pinigus, o nenusiperka kokias nesąmonės, ko tikrai nereikia jo tam. Taip, dar pamenu, kolegai kalbėjo su klientu ir sako, kodėl nesiūlėt prieš metus ar du hibridinio inverterio. Hibridinis inverteris reikalingas pajungti tą kaupiklį. Šiaip jie būna tinkliniai arba hibridiniai. Ir klientas kaip tik girdėjau, sakė mūsų vadybininkui, kodėl nesiūlėt. Sako, kad siūlėm, galbūt jūs tada nesupratote tų verčių, kurias mes sakėm. Bet mes sakėm, kad bus ateityje tiesiog toks didžiulis poreikis ir patys tikrai galvosite apie tą kaupiklį. Tai tikrai rekomenduojam, jeigu jau renkatės iš karto su hibridiniu įtampos keitikliu svarstyti, kad nereikėtų vėliau keisti pačią inverterį. Gerai, čia mes dar praktinių patarimų girdžiu, kad galime iš jūsų išgirsti ne vieną, bet jeigu dabar jau einant visai į pabaigą, apibendrinant mūsų pokalbį, ką patartumėt svarbiausia žmogui, kuris svarsto, ar verta investuoti ar ne? Labai atsakingai pasirinkti ir pasitikrinti ne vieną kartą, kaip čia ta patarlė seniau būdavo, 9 kartus pamatuok 10 kirpti. Tai labai būtina, ar yra įmonė ilgą laiką, kuri dirbo su atsinaujinančia energetika, ar turi visus sertifikatus, ar gali tave priduoti ESO tinklus, ar atvažiavo prieš pat parduodant tau saulės elektrinę ir paruošiant sutartį, ar padarė vizitą, suprojektavo ir tinkamai paruošė ir tave supažindino, kas tavęs laukia. Ir nepaprastą popieriaus lapuką kažkokį padavė, kad tiek sugeneruosi.
visiškai tvarkingai turi padaryti ir paruošti. Tai sakau, labai atsakingai žmonės turėtų rinktis, nes daug atvejų visokių būna, kur tiesiog pasirenka 50 eurų pigiau, o paskui tas 50 eurų pavirsti kokius 500. Ir tampa labai brangios klaidos. Turim tokių, kur įmonės užsidarinėja, tada skambina pas mus, mes aptarnaujam ir tada turim rašyti sąskaitos, kad ir kaip gaila, bet mes turim tai daryti. Tai ne mūsų buvęs klientai. Taip, ir dar pridėčiau, kad labai svarbu pasirinkti tinkamą galingumą saulės elektrinį ir kaupiklį, nes girdėjom ir iš energetikos ministerijos, kad yra žmonių, kaip Dominikas prieš tai minėjo, tiesiog per didelės saulės elektrinės galingumo įsirengia namams, tiesiog kad turėti, galbūt turi tiesiog didžiulį stogą ir pasirodyti prieš kaimynus labai nori. Taip, bet... Gražiai atrodo vis tik tai. Bet ką minėjau apie individualius sprendimus, mes parinksim pagal suvartojame elektros kiekį, kiek iš tiesų sunaudoja, kad ne per mažą parinktumėm galingumo, ar ne per didelį. Tai tas ypatingai irgi svarbu. Bet vis tiek į ateities poreikį namų ūkio irgi reikėtų atsižvelgti. Vienareikšmiškai. Bent kelis tokias opcijas nusimatyti. Sakau, elektromobilis, papildomas naujagimis ar kaip sakiau, močiutė uošvienė atvykstanti, tai turi nusimatyti bent 1 ar 2 kilovatus užmest ant viršaus, tai tikrai. Na čia žinot, kaip ir man kai nuotekas įdėgė į namą mano nuosavą, tai klausė, keliese čia gyvensi, sakau, 2, aš ir šuo, sako, tai gerai, 4 padarysiu. Taip. Visi nusimato, nes jeigu tu paskui pradėsi apie tai kaip dėmesį, tai tikėtina ir inverteris bus per mažos įtampos, bus per ne tiek galingas, negalės papildomai leisti pajungti dar tam tikrų kanalų ir paskui tik tai vien problemas. Tai geriau nusimatyti, keliais šimtais išleisti daugiau, nes paskui gali tai kainuoti ir keli tūkstančiai. Tada viską reikės perdaryti. Vieną nuimti, perstringuoti, tada uždėti galingesnį inverterį, seną kažkur utilizuoti. Labai daug problemų. Ir laikas, ir pinigai labai brangus šiais laikais. Labai atsakingai. Taip ir palinkėkim žiūrovams, ar ne? Tai rinkitės atsakingai. Nešvaistykite Lietuvos saulės. Ačiū labai už pokalbį. Ačiū labai jums. Pakvietė, tikrai buvo labai informatyvu. Ačiū. Taigi dėkojame Dominykui ir Vytautui iš įmonės VESLA ir ačiū Jums, kurie žiūrėjote šią laidą. Iki kitų susitikimų.